Kaip vidinių konfliktų specialistė dažnai susiduriu su šiuo klientų pasipriešinimu. Aš noriu pokyčio, bet ir nenoriu pokyčio. Skamba keistai, ar ne? Kita vertus, tai yra natūralus pasipriešinimas atėjęs iš mūsų proto filtro. Ką tai reiškia? Kai gyvenom gentyse, buvom medžiotojai rinkėjai, bet kokia grėsmė, net mažutė ropojanti, šliaužianti, reiškia grėsmę. Na, galimą grėsmę. O ta galima grėsmė dažnai baigdavosi mirtimi. Žmogus greit sujungė ir suprato, visi va šitie dalykai potencialiai gali tau pasibaigti tavo mirtimi. Kita vertus, 21 amžiuje gyvenant, tų grėsmių yra mažiau negu susidūrė mūsų protėviai. Bet filtras išliko. Tai reiškia, mes turim pasąmoninį įprotį, bet kokį pokytį praskanuoti per galimą grėsmės prizmę. Grėsmė, ne grėsmė, mirtis, ne mirtis, žala, ne žala, na, kad ir kas tai bebūtų. Ką tai dažniausiai atneša? Vidinį konfliktą. Kai mes pradedam kurtis per daug scenarijų, kur potencialiai gali būti grėsmė, mes nejudam į priekį, užtraukiam rankinį stabdį. Atneša atidėliojimą ir savęs sabotavimą. Vietoj to, kad judėtume, mes pradedam krypti į kitą pusę. Vat kaip sakiau, paimam ir perdedam. Vienas galimybės keičiam kitomis, kai žinom, kad tos kitos nėra tiek vertingos, kiek tos pirmosios, kurias atidedam. Ir yra toks įdomus momentas, atneša minimalizavimą arba neigimą, arba racionalizavimą ir, kaip aš juokauju, filosofavimą. Tai neigimu užsiema dažniausiai moteris. Nori pokyčio, bet kai tik pagalvoja apie galimą grėsmę, na kas jeigu ten kažkas, sako, oi, žinai, mano problema tada netokia jau ir problema. Aš galiu palaukti, vaikai suaugs, vyras va čia dabar turi tikslų, planų, siekia karjeros. Aš galiu pakentėti, galiu palaukti, palukriuoti, man su tėvais reikia ten padirbėti, jiems reikia pagalbos, o kai jiems nebepadedu, giminės mane prisimena, broliai, seserys, vat jiem tada reikia padėti. Aš nors kada nors, kai vat į pensiją gal išeisiu, ar kai dar kažkas mano gyvenime pasikeis. Kitaip sakant, laukiu momento, kai įvyks kažkas tokio rimto, jog iš pagrindų keis mano gyvenimą. Ar tokių situacijų būna? Žinoma, pažiūrėkit. Krizės gyvenime, netikėtos skyrybos, netektys, katastrofos, avarija. Nu ten tai jau nori, nenori, tave iš pagrindų taip išmuša, kad jau tada keitiesi. Ir tada supranti, kad tavo poreikiai yra svarbus, nes jeigu dabar nedarysi, tai neigimas yra moterų įrankis, kitaip sakant, įprotis savo poreikius pasiekti kažkokį tikslą, pokytį, pastumti po kilimėliu. Vyrai mėgsta racionalizuoti. Vėlgi netikiu, kad ir ten tik tais tos lytis, bet tendencija kol kas rodo, kad racionalizuoja labiau vyrai. Šitoje vietoje ką tai reiškia? Jie mėgsta iš tikrųjų labiau pafilosofuoti. Kai paklausi, kurioj vietoj konkrečiai yra problema? Arba tai kas jūsų problema? Vyrai sako, nu tai turbūt nėra žmogaus, kuris nepatirtų gyvenime problemos. Visi kada nors susiduria su tam tikromis problemomis. Iš serijos kitiem blogiau negu man. Tai dar man čia nėra ko spręsti. Žinoma, jeigu galvosim apie Afrikos vaikus, jeigu galvosim apie poliarinės miškas, Amazonės gentis, Ebola, korona, karą, nu bet ką. Žinoma, rasim segmentą žmonių, kam blogiau. Bet jeigu tu turi problemą, kurią tu nori keisti, arba jauti, kad atėjo laikas pokyčiui, tai filosofavimas kaip taisyklė neatneša tokio proveržio, kurio žmogus tikisi. Tai aš vis laik sakau moterims, kad nustokit neigti savo problemą, pažiūrim į ją taip, kaip yra. Net jeigu nemalonu, nesmagu. O vyrams sakau filosofavimą ant lentynos, kol dirbam su jūsų problemu. O vėliau
pradirbus, jūs filosofuokit kiek norite, lyginkite su kuo jūs norit ir tada žiūrėkit, kur jūs esate toj piramidės ar žemėlapio dalyje ir kokia ta jūsų situacija. Tai neigti arba filosofuoti taip pat yra įprotis. Įprantame tai daryti. Bet tas įprotis, kaip taisyklė, neretai būna rankinis stabdis, o tas vidinis konfliktas. Nepaisant to, kad suprantu, jog turėčiau nedaryti šitaip, aš vis tiek darau.